Labadiena. Nuo birželio pabaigos Lietuvoje galioja gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymas. Pagal jį tam tikrus gaminius ir paslaugas būtina pritaikyti žmonėms su negale ir kitiems vartotojams. Šiuo įstatymu į mūsų šalies teisę yra perkelta dar 2019 metais priimta Europos parlamento ir tarybos direktyva. Paprastai šita direktyva yra vadinama prieinamumo direktyva. Apie šiuos svarbius pokyčius kalbamės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos horizontaliosios politikos ir projektų valdymo grupės patarėja Svajūnė Sirvydytė. Labadiena. Labadiena. Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidente Vaida Lukošiūtė. Labadiena. Sveiki. Ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos viceprezidentu Vilmantu Balčikoniu. Labadiena. Sveiki. Laidoje taip pat dalyvauja gestų kalbos vertėjas Arūnas Šaukeckas. Pone Svajūne, direktyva. Ko yra siekiama ta prieinamumo direktyva? Na, tai kaip jau ir paminėjote, birželio 28 įsigaliojo Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymas. Tai tik prieš 10 dienų jis įsigaliojo, bet tai tikrai labai svarbus žingsnis užtikrinant žmogaus teisės ir įtraukę visuomenę. Tai šiuo įstatymu nacionaliniu lygmeniu yra įgyvendinama ES direktyva, dar vadinama prieinamumo direktyva arba Europos prieinamumo aktu. Tai ši direktyva, iš tikrųjų, jos pagrindinis tikslas visgi yra ekonominis, tai panaikinti dėl skirtingų prieinamumo reikalavimų valstybėse narėse kylančias kliūtis tam tikrų gaminių ir paslaugų judėjimui. Bet, aš manau, nemažiau svarbus ir šios direktyvos socialinis tikslas, tai būtent pašalinti tas kliūtis, kurios iki šiol kliudė asmenims su negale dalyvauti visuomenėje lygiomis dalimis ir būti labiau savarankiškais. Tai ši direktyva nustato tam tikrus reikalavimus tam tikriems gaminiams ir paslaugoms ir tikėtina, kad tikrai šie gaminiai ir paslaugos bus labiau prieinami tiek asmenims su negale, tiek kitiems asmenims, kurie turi funkcinių sutrikimų, vyresnio amžiaus asmenims, ar tiesiog bus naudinga ir mums visiems, kitiems vartotojams. Taip, Lietuvoje priimtas įstatymas, jis jau įsigaliojo pagal šitą direktyvą. Kokia esmė yra to įstatymo? Tai šio įstatymo esmė, jis nustato labai aiškius ir privalomus prieinamumo reikalavimus tam tikriems gaminiams ir tam tikroms paslaugoms. Tai gal aš pavardinsiu. Tai prieinamumo reikalavimai jau yra taikomi tiksliau įvairiausiams kompiuteriams ir jų operacinėms sistemoms, kitiems išmaniesiems įrenginiams, kaip išmanieji telefonai, elektroninės skaityklės. Taip pat taikomas savitarnos terminalams, tokiems kaip bankomatai, mokėjimo terminalai, dar vadinami banko kortelių skaitytuvais. Taikomas įstatymas ir elektroninių ryšių paslaugoms, skambučiams 112. Taip pat didelė sritis, kuriam taikomas įstatymas, yra elektroninė prekyba, banko paslaugos vartotojams ir transporto paslaugų elementams, tokiems kaip internetinėms svetainėms, mobiliosioms programėlėms, elektroniniams bilietams, kelionės informacijai realiuoju laiku. Tai ir kad šie gaminiai ir paslaugos būtų prieinami, užtikrinti turės verslas. Tai tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus ekonominės veiklos vykdytojai. Tai gamintojai, importuotojai, platintojai, paslaugų teikėjai. Tai būtent verslas turės užtikrinti, kad jie teikia tuos prieinamus gaminius rinkai bei teikia prieinamas paslaugas. Verslas, įmonės, organizacijos turės atitikti tuos reikalavimus. O kam naudinga? Ar tai yra naudinga tik žmonėms su negale? Ar galbūt platesniai
vartotojų daliai, kad tų reikalavimų laikysis? E, Na, be abejo, svarbu pažymėti, kad prieinamumas, na, tai ne tik pagalba asmenims su negale. Tai šis įstatymas, prieinamumo įstatymas, leiskite jį tai pavadinti, jis tikrai bus naudingas ne tik asmenims su negale, nors na ir suprantame, kad didžiausias pokytis bus asmenims su negale, tikėkime tikrai į labai teigiamą pusę, bet prieinamumo įstatymas ir tie reikalavimai, jie naudingi visiems. Tiesiog, na, aiškesnė informacija, logiškas internetinės svetainės išdėstymas, paprastesnė navigacija, kontrastingi tekstai, galimybė naudoti balsinius nurodymus. Visa tai pagerina tų teikiamų paslaugų kokybę ir, na, šie dalykai tikrai naudingi mums visiems. Taigi, nors didžiausias pokytis ir bus asmenims su negale, bet realią naudą pajus visa visuomenė. Na, tai įskaitant ir vyresnio amžiaus asmenis, kitus asmenis, kurie yra patyrę laikinas traumas, na ir tiesiog kitus asmenis, galbūt turinčius skirtingas technologinės kompetencijas. Ponia Vaida, su kokiais iššūkiais susiduria žmonės su klausos negale naudodamiesi gaminiais ir paslaugomis? Didžiausias šiai dienai iššūkis kurčiųjų bendruomeniai tai yra informacijos prieinamumas. Paslaugos ir gaminiai, sakykime, daugiausiai yra skirti sveikųjų bendruomeniai, girdinčiųjų. Dažniausiai įstaigos skambina ir nori, kad telefonu šitą atsakinėtų žmonės. Bet mūsų kurtieji negali atsakyti telefonu. Kokia yra mūsų problema? Sakykim, jeigu bankas skambina, jisai prašo identifikuoti save, kad gauti, pavyzdžiui, tam tikrą paslaugą. Žinot, reikia pasakyti savo asmens kodą ir kiekvienas kurčias to padaryti negali. Taigi, girdintieji gali save tokiu būdu identifikuoti. Čia nebūtinai tik banko paslaugos, sakykime, mokesčių inspekcijas ir kitos įstaigos. Taigi, kiekvienas asmuo turi save skambinant identifikuoti. Tapatybės irgi negalės nustatymo irgi turim problemų. Sakykime, nėra tokių paslaugų suteikiama nuotoliniu būdu arba, pavyzdžiui, gyvai. Bankai dabar labai mėgsta dirbti nuotoliu ir patys darbuotojai skambinasi klientams ir su jais bendrauja telefonu. Kurtieji negali patekti pas juos gyvai į asmeninį pokalbį. Taipogi informacinis prieinamumas, sakykime, televizijos poreikių. Taip, yra gestų kalbos vertėjai ir šiek tiek titruojamų laidų, bet tik tai nacionalinėme transliuotojo, o komercinės televizijos visiškai nepritaiko šitų vertimo paslaugų ar, sakykime, titravimo. Privatus televizijos sektorius LNK, TV3 visiškai netenkina tokių poreikių nei titravimo, nei gestų kalbos vertimo. Taigi šita paslauga komercinių televizijų mums yra neprieinama. O kokių pokyčių jūs tikitės su tuo įstatymo įsigaliojimu? Skaitmeninės paslaugos. Jos galėtų būti prieinamos laisvai kurčiųjų bendruomeniai. Kas dirba konsultantais nuotoliniu būdu, tiesiog galėtų neskambinti, galėtų rašyti elektroninius laiškus arba žinutes. Kartais būna, kad pats kurčias užsisako neįgalumo pažymėjimą naują dalyvumo ir
įstaiga skambina pranešti kurčiam žmogui, kad tu gali atvykti atsiimti. Tai kodėl, jeigu žmogus negali atsiliepti telefonu, kodėl jam neparašius žinutės, kad jisai galėtų atvykti. Taip pat ir poliklinikos, irgi jeigu nori konsultacijos nuotoliniu būdu, viskas eina tik tai komunikacija telefonu. Šiaip tai galėtų gydytojai irgi raštu komunikuoti ir teikti tokią paslaugą. Identifikavimo sistema. Bankas ir kitos įstaigos tikrai galėtų keisti situaciją ir kad pats kurčias, pavyzdžiui, registruodamasis galėtų identifikuoti save. Nes kartais būna, kad čia praranda kurtieji savo orumą ir savarankiškumą, kada teikia paslaugas per trečiąjį asmenį ar gestų kalbos vertėją ar kokį giminaitį. Taipogi yra labai daug gerų laidų, įdomių filmų ir serialų, bet jie yra visi neprieinami kurtiesiems. Galėtų daugiau teikti tokias paslaugas titravimo būdu. Pone Vilmantai, papasakokit jūs, su kokiais iššūkiais susiduria žmonės su regos negale, naudodamiesi įvairiais produktais, paslaugomis. Tai aš visų pirma norėčiau pasakyti, kad tiek neregiai, tiek silpnaregiai, ypač jaunesnio amžiaus, jie puikiai naudojasi kompiuteriu, telefonu išmaniuoju, perka prekes internetu, užsisakinėja paslaugas, perkasi bilietus, transporto bilietus, traukinio, autobuso ir tai yra didelis palengvinimas. Tačiau ne visada internetinės svetainės, mobiliosios programėlės būna prieinamos, pritaikytos ir susiduriama kartais su tiesiog kliūtimis, kurios užkerta kelią savarankiškai įsigyti tą patį bilietą arba kažkokią tai prekę. Ir tai yra tam tikri programavimo klaidos, netikslumai, neapgalvoti dalykai, kurie kartais yra nepatogus, o dažnai būna ir užkerta kelią visiškai naudotis paslaugą. Tarkim, ir tos pačios reklamos mūsų mylimuose portaluose, kurios iššoka vidury ekrano ir mes turime susirasti tą ženkliuką X-iuką, kuriuo uždaryti tą reklamą. Tai matantis turbūt greitai jį suranda, silpnaregiui yra sunkiau, o neregiui priklauso, kaip tas mygtukas suprogramuotas. Ar jisai turi įvardinimą, kad jisai uždaro reklamą, ar kaip tik tokio įvardinimo nėra ir tuomet ta reklama trukdo, maišo naviguoti po tinklapį, skaityti naujienas. Tai čia toks menkas pavyzdys. Ir aišku, yra ir kitos paslaugos, ir kitos prekės, tai ir finansinės paslaugos, bankai, ir tas pats transportas, visur yra ir gerų dalykų, yra ir kliūčių. O kokių konkrečių pokyčių jūs dabar tikėtumėtės su tuo įstatymo įgyvendinimu? Aš matyt tikėčiausi tokio vertybinio pokyčio, kad įstaigos pradės kreipti į vartotojų įvairovę daugiau dėmesio. Po truputį aš jau ir matau, kad atsiranda žmonės atsakingi už įvairovę, jie vadinasi kartais labai įvairiai, bet jų pareigos, bet jų principas yra tai, kad atliepti įvairovės ir tų prieinamumo poreikius. Ir aš suprantu, kad per dieną tikrai niekas nepasikeis, bet norisi tokio strateginio įmonių žvilgsnio, kad gerinti paslaugas. Ir taip pat mes skatinsim ir savo bendruomenę, pastebėjus trūkumus, apie juos pranešti visų pirma paslaugos teikėjui, o paskui, jeigu kartais ir paslaugos teikėjas nekomunikuoja, netaiso klaidų, tai ir kontroliuojančiai įstaigai. Ir aš tai matau kaip didelį gerinantį dalyką, ką turėtų skatinti tiek pačios įmonės ir nebijoti to grįžtamojo ryšio, tų klaidų, nes prieinamumo kelyje tai tų klaidų tikrai padaromės kiekvienas ir jų bus. Tiesiog reikia imti, taisyti ir įsivesti šitą į savo procesus nuolatinį gerinimą. Pone Svajūne, įstatymo įsigaliojimas reiškia įsipareigojimus verslui, papildomus įsipareigojimus verslui.
Ar tai yra tik tai išlaidos verslui? Geras klausimas. Iš tikrųjų, prieinamumo įstatymas nustato įpareigojimus verslui ir dažnai kyla klausimas, ar tai tik tai išlaidos, tik tai įpareigojimai. Bet aš sakyčiau tikrai ne, nebūtinai. Žinoma, pradžioje, kad įvykdyti visus prieinamumo reikalavimus, gali būti reikalingos papildomos investicijos arba papildomi resursai. Bet žinoma, tai taip pat yra investicija į verslo į verslo atsakomybę, tiesiog į tų paslaugų ir gaminių kokybę, investicija į inovacijas. Nes tikrai tikėtina, kad jeigu jūs siūlote inovatyvų, kokybišką gaminį arba paslaugą, kuris yra prieinamas, tinkamas visiems, tai tikrai tie vartotojai tai įvertins ir tiesiog tas jūsų gaminys arba paslauga taps labiau, taps patrauklesnis platesniam vartotojų ratui. Tai tiesiog aiškesnis turinys, patogesnė vartotojo sąsaja, intuityvus dizainas, tai pokyčiai, kurie svarbus kiekvienam vartotojui, kiekvienam klientui. Tai tikrai siūlau investuoti ir pritaikyti ir tikrai daryti inovatyvius sprendimus, jeigu tai yra būtina. Aš dar papildyčiau Svajūnę, kad prieinamumas yra tikrai labai susijęs su geru dizainu, kokybišku dizainu, kuris atliepia vartotojo poreikius. Ir tai yra profesionalumo ženklas. Mano galva, kad prieinamumas taps profesionalumo ženklu ir kiekvienas turės bent minimaliai žinoti, kad yra šitie reikalavimai ir kad juos reikia pasigilinti, norint atliepti. Kaip mes dabar jau kreipiam tikrai dėmesį į kibernetinį saugumą ir nesakom, kad čia yra išlaidos ir čia jau nereikalingas dalykas, nes žinom grėsmės, žinom, kad tai galų gale ir atsiliepia ir kainuoja daugiau, kai mes praleidžiam virusus ir taip toliau, taip ir čia bus profesionalumo, ateities ženklas, kokybės ženklas ir aš siūlyčiau taip ir įmonėms į tai žiūrėti. Kas tikrins, ar yra laikomasi prieinamumo reikalavimų? Kaip ir bet koks reguliavimas, šis naujas teisinis reguliavimas taip pat nustato ir priežiūros mechanizmą. Tai tie gaminiai, kurie teikiami į rinką, rinkos priežiūros funkcijas vykdys rinkos priežiūros institucijos pagal sritis. Tai yra numatytos 4 rinkos priežiūros institucijos ir didžiausią dalį tų gaminių ir paslaugų prižiūrės Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, taip pat Lietuvos transporto saugos administracija, elektroninių ryšių reguliavimo tarnyba, bei Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Tai jeigu tam tikri gaminiai teikiami rinkai arba tam tikros paslaugos netitinka tų prieinamumo reikalavimų, tai šios rinkos priežiūros institucijos galės imtis tam tikrų sankcijų. Ir turbūt viena iš griežčiausių numatytų prieinamumo įstatyme yra piniginės baudos verslui. O jeigu verslas nežino, kaip atitikti tuos reikalavimus, kaip prisitaikyti, ką tada daryti, ar yra kažkokia pagalba, kur kreiptis, konsultacijų? Žinoma, tiesiog noriu pabrėžti, kad valstybės tikslas nėra bausti, valstybės tikslas yra padėti laiku ir kokybiškai įgyvendinti tuos prieinamumo reikalavimus. Tai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra parengusi gaires būtent verslui dėl prieinamumo įstatymo įgyvendinimo. Jas galite rasti ministerijos tinklalapyje. Jei pasirinksite veiklos sritys, socialinė integracija, asmenų su negalia įtrauktis ir toliau gaminių ir paslaugų prieinamumas. Žinoma, ministerija taip pat konsultuoja dėl prieinamumo įstatymo taikymo, bet labiau dėl bendrųjų dalykų. Verslai gali kreiptis papildomos informacijos į atitinkamas rinkos priežiūros institucijas, taip pat į
asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą, o jei tai dėl elektroninių knygų, tai gali kreiptis ir į Lietuvos audiosensorinę biblioteką, kuri teikia labai mums svarbią ir prasmingą metodinę pagalbą. Dėkoju Jums už pokalbį. Apie gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimus kalbėjomės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos horizontaliosios politikos ir projektų valdymo grupės patarėja Svajūnė Sirvydytė, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidente Vaida Lukošiūtė ir Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos viceprezidentu Vilmantu Balčikoniu. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.